Sveikos mielos moteris. Šiandien kviečiu Jūs išbandyti stuburo lankstumo gerinimo praktiką ir bendros savijautos gerinimo praktiką. Mūsų nervinė sistema labai glaudžiai susijusi su stuburo sveikata. Todėl jeigu Jūsų nugara jausis gerai, lengvai, laisvai, neišvengiamai bendra Jūsų savijauta pagerės. Kodėl šį kartą pasirinkau būtent šią praktiką? Todėl, kad labai dažnai gaunu klausimus, kaip pagerinti laikyseną, kaip padailinti eiseną, kaip atlikti stuburo bangavimą, kuris tikrai labai gražiai atrodo ir jeigu teisingai palaipsniui atliekamas, yra be abejo naudingas nugaros sveikatai. Visada rekomenduoju visas praktikas atlikinėti prieš tai pasitarus su savo gydytoju. Tačiau ši praktika ne kiekvienam. Ir jeigu turite žinomų stuburo problemų, stuburo sveikatos sutrikimų, diagnozuotų arba dar nediagnozuotų, bet nerimaujate dėl stuburo sveikatos, siūlau šį kartą nuo praktikos susilaikyti arba atlikti ją labai sąmoningai ir atsargiai. Na, o dabar tiesiog kviečiu prisijungti prie praktikos. Atsistojam tiesiai arba galime atsisėsti ant kėdės. Jūs galite pasirinkti savo variantą. Pirmiausia, mankštinsime pečių juostą ir kaklą. Pradėsime nuo kaklo. Delniukus padedam ant kaklo, labiau iš galinės kaklo dalies, suneriam pirštukus ir delnus prie kaklo prispaudžiam. Taip, lygtais delnais norėtume padaryti prilaikantį kaklo karkasą. Nespauskite kaklo per stipriai. Švelniai priglaudžiame ir prilaikom kaklą. Pabandykit suvesti alkūnes kuo labiau į priekį. Kiek pavyko, tiek labai gerai. Tiesiog jauskit neblogą atramą po ausimis. Pradėsime galva, tik tais galva, linguoti į kairę ir į dešinę. Kvėpuokit savo ritmu, stenkitės ilginti kvėpavimą. Į kairę, į dešinę, į vieną pusę, į kitą. Labai nedidelė amplitudė. Jeigu jausit laisvumą, amplitudę visada galima padidinti su laiku. Į vieną pusę, į kitą. Kvėpuojam tolygiai. Į vieną pusę linksta galvytė, į kitą. Į vieną, į kitą. Galit užsimerkti. Pasimėgaukit judesiu. Į vieną pusę, į kitą. 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 Ir dar į vieną pusę, į kitą, kartojam, sustojam ties centru, vis dar laikom lygiai taip pat rankytės ir sukam galvytę į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, amplitudė čia bus tikrai nedidelė, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę. Ir atkreipkite dėmesį, kad jūs nekabat rankom ant kaklo, jūs nesusikuprinat. Tam mes, jeigu reikia, atsisėdam, tam, kad galėtume išlaikyti tiesų stuburą ir tiesų kaklą. Nespauskit, netraukit ir nekabėkit ant pečių juostos ir kaklo. Nedidelis prilaikymas. Į vieną pusę, į kitą. Į vieną pusę, į kitą. Vis dar sukam. Nesvarbu, kad aš plepėjau, jūs savo ritmu sukot galvytę į kairę ir į dešinę. Jeigu norit truputėlį pagilinti judesį, galit ir akytės nuvesti į patį kairiausią kampą, kai sukat į kairę, ir į patį dešiniausią, kai sukat į dešinę. Gerai, įkvėpimas, iškvėpimas, sustojam ties centru. Rankytės galime paleisti, atpalaidavom petukus, užmerkiam akis ir pajaučiam, kas vyksta kaklo srity. Nenustojam giliai kvėpuoti. Antras judesys. Pirmiausia, vėl išsiilginkim, smakriukas šiek tiek į save, viršugalvis aukštyn, tiesi nugara, žemyn nukreipti pečiai. Kvėpuojam laisvai apatiniais šonkauliais. Įkvėpimas, mes kaip žąsis, tempiam kaklą ir galvytę pirmyn, smakris pirmyn. Iškvėpimas į save. Galvytė keliauja atgal. Atraskit savo komfortišką amplitudę. Įkvėpimas pirmyn, iškvėpimas lėtai ir švelniai atgal. Įkvėpimas pirmyn, 3, iškvėpimas atgal. Įkvėpimas pirmyn, 4, iškvėpimas atgal. Įkvėpimas 5, iškvėpimas. Įkvėpimas 6, iškvėpimas. Įkvėpimas 7, iškvėpia.
Įkvėpimas 8, iškvepiam. Įkvėpimas 9, iškvepiam. Ir įkvėpimas 10, iškvepiam, sugrįžom į centrą. Labai gerai. Atsisuksiu pirmin. Toliau dirba mūsų pečių juosta. Įkvėpimas keliam petukus iki ausų, iškvėpimas atpalaiduojam. Įkvėpimas keliam, iškvėpimas leidžiam žemyn. Įkvėpimas keliam, iškvėpimas leidžiam žemyn. Kontroliuojam judesį tiek aukštyn, tiek žemyn. Jokių staigių judesių. Įkvėpimas, iškvėpimas žemyn. Įkvėpimas pakeliam, iškvėpimas nuleidžiam petukus. Įkvėpimas pakeliam, iškvėpimas nuleidžiam. Stebėkit, kaip judesys atrodo šonu. Aš nevedu petukų į centrą. Iškvėpimas nuleidžiu. Petukai juda vienoj plokštumoj. Aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Jau jaučiasi šiluma. Aukštyn, žemyn. Ir dar kartelį. Aukštyn, žemyn. Labai gerai. Dabar petukai atgal, pirmin. Atgal, pirmin. Atgal, pirmin. Atgal, pirmin. Pasisuku šonu, kad matytumėt, jog neišsiriečia nugara. Atgal petukai. Keliauja tik pečiai atgal ir tik pečiai pirmin. Atgal, pirmin. Vis dar galite sėdėti ant kėdės. Atgal, pirmin. Atgal, pirmin. Atgal, pirmin. Atgal, pirmin. Ir dar kartelį. Atgal, pirmin. Sustojam ties centru, išsitęsiam, atpalaidavom petukus, trumpam užsimerkit. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Jauskit, kaip užgimusi šiluma ties pečių juosta keliauja į kaklą, į pakaušį ir leidžiasi žemyn tarp menčių. Liko dar 2 judesiai. Pečiais. Mes sukam petukus atgal, pilnais ratais. 1, 2, stenkitės neišsiriesti. Vat toks judesys jau yra per daug. Jisai toks per didelis bangavimas gali sukelti nemalonius pojūčius ir netgi nugaros skausmą. Todėl užfiksuojam ypač nugaros apatinę dalį ir sukam petukais. Jūs vis dar sukat. Atgal, 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 atgal. Labai gerai. Sustojam ir suksime į kitą pusę. Pirmin, pirmin. Nepamirškit sukti pilnu ratuku. Pirmin, pirmin. Pilnas ratukas tiek atgal, tiek į priekį. Pirmin. Tiesiog mes labiau koncentruojamės į petukų suvedimą į centrą. Pirmin. Mes pakeitėm kryptį, ar ne? Pirmin. Pirmin. Užfiksuokit nugaros apačią. Pirmin. 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 Sustojam. Labai gerai. Šaunuolės. Tikrai jaučiat šilumą, kuri nusileido iki menčių ir truputėlį žemiau. O dabar mes prasuksime juosmenį, mūsų torsą. Šiek tiek sulenkiam kelius ir nepamirškit, kad pėdutės atsistoja truputėlį plačiau negu dubens plotis. Truputėlį. Nereikia per plačiai. Sulenkiam keliukus. Judesys bus nuo kairės į dešinę, bet jūs galite pradėti bet kurią pusę, nes kryptį mes pakeisim, todėl nepergyvenam. Gerai, įkvepiam ir su iškvepimu į kairę, pirmin, į dešinę, atgal. Laisvė dubenį, laisvė ties keliais ir minkšta nugara. Tik stenkite stipriai nesikūprinti. Matot, juda ir pečių juosta. Aha, visas mano kūnas ten, kur gali lenktis, ten ir lenkiasi. Vienintelis dalykas, aš stengiuosi prilaikyti kaklą, nes per staigus judesiai kakle, ypač prasčiau apšilus arba dar nepripratus prie judesio, gali būti netokie naudingi. Gerai, dar keli kartai. Sustoja ir sukam į kitą pusę. Pirmin, nuo dešinės, pirmin ir atgal. Dešinė, pirmin, kairė atgal. Pirmin, atgal. Nuo dešinės, pirmin, atgal. Pirmin, atgal. Pirmin, atgal. Stebėkit, kaip juda pečiai. Nuo dešinės, pirmin. Atpalaiduokit rankas. Va šitaip. Taip, judesi kontroliuokit savo komfortiškoje amplitudėje. Šitas judesys gali būti ir daug mažesnėje amplitudėje. Jisai gali atrodyti tik tai šitaip. Mums svarbiausia pajausti šilumą. Taip, leiskit judėti truputėlį ir dubens sąnariukams. Balansuokit save pėdomis ir sustojam. Labai gerai. Ir paskutinis judesys. Sukabinam delniukus šitaip, nesvarbu kurią pusę. Tiesiog atkišam alkūnes į šalis. Trupučiuką sulenkiam kelius ir paspaudžiam uodegikaulį šiek tiek į save. Nereikia per stipriai,
bet trupučiuką į save, kad būtų tiesiai nugara. Nepamirškite, va dabar mes kiek įmanoma įtempiam preso raumenis ir dubens dugno raumenis. Iš šitos pozicijos nedideliais sukimais sukamės į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Jokių staigių judesių, minkštai. Minkštai, čia nėra jokio truktelėjimo. Visiškai minkštai. Į kairę, į dešinę. Sukam viršutinę kūno dalį kartu su galva, kartu su pečiais, kartu su kaklu. Tačiau dubuo yra užfiksuotas ir keliai šiek tiek sulenkti. Prilaikom pilvą labai stipriai. Saugokit nugarą, laikykit presą. Presas yra pati geriausia nugaros apsauga. Kvėpuojam, laikom dubens dugno raumenis. Dar keli kartai. Jau galėjom padidinti šiek tiek amplitudę. Tiesiog vėlgi minkštai, be staigių judesių, be trūktelėjimų. Į vieną ir į kitą pusę. Gerai, sustojam ties centru ir rankytės paleidom. Šiek tiek pajudinam petukus, atpalaiduojam, galim pašuoliuoti vietoj. Va šitaip. Labai gerai atsipalaidavom. Na, ir atėjom iki svarbiausio momento mūsų užsiėmime. Tai yra banga, stuburo banga. Aš naudosiu kėdę su atlošu. Mano kėdė yra stabili, sunki ir praktiškai ją labai sunku būtų man stumtelti ir pajudinti. Tačiau rekomenduoju atsistoti prie stalo ir atsiremti į stalviršį. Tai gali būti virtuvinis stalas, stalas, kuris atsiremia į sieną ir nejuda. Stalas, kuris yra stabilus. Atsitraukiam šiek tiek nuo paviršiaus, į kurį atsiremsim. Atremiam rankytės. Ir atsitraukimas turi būti toks, kad maksimaliai nusileidę, aš dar atsitrauksiu atgal, kad maksimaliai nusileidę, va tiek, kiek ne visiems pavyks giliai nusileisti, nelaužkit savęs, pastatykit rankytės pečių plotyje ir pabandykit nusileisti žemyn ir nuleisti galvą. Tokioj pozicijoje jūsų viršutinė kūno dalis ir kojos sudaro beveik gražų 90 laipsnių kampą. Nesvarbu, netgi jeigu jūs pilnai nenusilenkiat, komfortiškas nusilenkimas turi būti. Gerai. Įkvepiam, išsiilginam, iškvepiam, nusileidžiam. Įkvepiam, pakylam, iškvepiam, nusileidžiam. Įkvepiam, pakylam, stenkitės kojas tiesias laikyti, iškvepiam, nusileidžiam. Jeigu nekomfortiška, tik tada sulenkit šiek tiek keliukus. Jeigu jaučia diskomfortą nugaros apačioj, nusileidžiam. Įkvepiam, pakylam, iškvepiam, nusileidžiam. Įkvepiam, pakylam, iškvepiam. Nusileidžiam dar, įkvepiam, pakylam, iškvepiam. Įkvepiam, pakylam ir iškvepiam. Sekantis judesys, galvytė nuleista. Įkvepimas, pakeliam galvą komfortiškam aukštyje. Iškvepimas, nuleidžiam. Atkreipkite dėmesį, kad juda tik galva. Iškvepimas, nuleidžiam. Mes nebepakylam aukštyn. Iškvepimas, įkvepimas, iškvepimas, nuleidžiam. Įkvepimas, galvytę pakeliam, iškvepimas, nuleidžiam. Įkvepimas, galvytę pakeliam, iškvepimas, nuleidžiam. Įkvepimas, galvytę pakeliam, iškvepimas, nuleidžiam. Ir dar kartelį. Įkvepimas, galvytę pakeliam, iškvepimas, nuleidžiam. Įkvepimas, pakeliam, iškvepimas, nuleidžiam. Labai gerai. Ir dabar pradėsim banguoti. Apatiniai padėtyje, nuleista galva, smakrą prispaudžiam prie pat krūtinės. Prispaustas smakras ir mes pradedam nuo pečių juostos. Kilti aukštyn, bet galva prispausta. Pakylam ir tada pakeliam galvytę į neutralią padėtį. Pažiūrim pirmyn. Ir iškvėpimas. Vėl smakrą prispaudžiam prie krūtinės, vis dar esam aukštai. Petukus suapvalinam, lyg tai kuprinamės, įtraukiam pilvą, stumiam stalą nuo savęs ir grįžtam į pradinę padėtį. Įkvėpimas, smakras prispaustas, mes pakylam, pažiūrim pirmyn, iškvėpimas, smakras prie krūtinės, suapvalinam nugarytę, stumiam stalą nuo savęs ir grįžtam į pradinę padėtį. Vėl įkvėpimas, smakras vis dar prispaustas. Laikykit presą, mes pakylam aukštyn, pažiūrim į priekį. Iškvėpimas, smakras prie krūtinės. Ir mes vėl susikuprinam ir per stuburo bangą
Grįžtam į pradinę padėtį. Įkvėpimas stuburo banga, susikūprinam, pakylam nuo pečių. Iškvėpimas, smakras prie krūtinės, stumiam nuo savęs stalo paviršių ir nusileidžiam. Įkvėpimas, mes vėl kylam. Pažiūrim pirmyn. Iškvėpimas, smakras prie krūtinės. Grįžtam į pradinę padėtį. Ir dar kartą įkvėpimas. Pakylam. Pažiūrim pirmyn. Ir iškvėpimas, smakras prie krūtinės, mes grįžkim į pradinę padėtį. Pradiniai padėtį vėl nuleidžiam galvą, atsipalaiduojam ir kabam. Jeigu jau jaučiat diskomfortą šitoj pozicijai, jau jums yra šiek tiek per daug, netgi su lenktais keliais, jau galit po trupučiuką iš pozicijos per bangą išeiti ir atsisėsti patogiai. Įsitaisyti praktikos pabaigai. Tačiau jeigu dar norit pratempti petukus, rankas ir atverti šiek tiek krūtinę, pakabėkime truputėlį ilgiau. Galima sulenkti kelius, nepamirškit, kad galit atpalaiduoti nugaros apačią, sulenkdami keliukus, įtraukit pilvą. Gerai, iš čia per apvalę nugarytę, bet lygiai taip pat suapvalėjam, susikūprinam, smakras prispaustas prie krūtinės, mes padarom bangą į viršų, pakylam ir su iškvėpimu ateinam arčiau stalo. Mielas moteris, praktika šiandien baigta. Jeigu ji jums patiko, kviečiu spausti mygtuką patinka ir pasidalinti. Būtinai pasimatysime kitą kartą, o dabar siūlau pasinaudoti malonumu pagulėti šavasanoje keletą minučių. Tiek laiko, kiek galite leisti sau, užsimerkti, atsipalaiduoti ir sugerti visą praktikos naudą. Šiandien tiek. Dėkoju, kad prisijungėt. Su jumis buvo mokytoja Loreta, moteris moterims. Namaste.